banger. Sveiki, su jumis sveikinasi tas pats kietas vyrukas Ryčka ir čia jo kieta laidelė Pasigamink pats. Taigi pradėsiu nuo to, kad šiandien gaminsim dar vieną naują receptą kaip ir kaskart. Šį receptą man pasiūlė klasiokas, aš galvoju, kodėlgi ne, pasigaminam, tai ir pasigaminau. Šį receptą gaminsiu pirmą kartą, dėl to žiūrėsim kaip čia gausis. Šitam receptui reikės bulvių, pieno, sūrio, svogūnų, česnako, grietinėlės, pipirų ir druskos bei muskato. Pirmiausia, tai svogūnų supjaustysime į pusžiedžius. Sutarkuojam arba supjaustom bulvę 1 cm storio griežinėliais. Sutarkuotas bulves nuplauname, kad liktų mažiau krakmalo. Tada susmulkinam česnaką. Į puodą pilame pieno, grietinėlę. Sudedam smulkintus česnakus ir įberiame muskato. Ir paliekame, kol pienas užvirs. Kaip matome, pienas jau beveik yra užviręs, todėl leidžiame jam porą minučių pavirti. Sudedam bulves ir svogūnus. Truputį išmaišome ir paliekame ant nekaitrios ugnies pavirti apie 7 minutės, tol kol bulvės suminkštės. Štai jau praėjo mūsų 7 minutės. Skardą įtrinu sviestu ir viską iš puodo dedu tiesiai į skardą. Štai gražiai išlyginam viską, apibarstome druską ir pipirais. Bulvių apkepą dedame į orkaitę įkaitintą 200 laipsnių ir kepame apie 10-15 minučių. Taigi ištraukiu mūsų tarkuotas bulves, dabar pasiemu sūrį ir vienodai visur apibarstau jom. Ir vėl dedame į orkaitę ir kepame apie 6 minutės. Volia, iškepė mūsų apkepas, galima jį ištraukti ir patiekti ant stalo. Skanaus! Jeigu jums patiko šitas video, paspauskite like, jeigu norite pamatyti dar daugiau video, paspauskite subscribe. Taip pat turiu antrą kanalą, kurį galite rasti mano pagrindinėme YouTube'ės puslapyje. Ten irgi nueikite, paspauskite like, ten subscribinkit, komentuokit, viską darykite tą patį kaip ir pagrindinėme kanale. Ir ką galiu pasakyti, susitiksime penktadienį turbūt, bet nežinau, nes aš tada jau švęsiu gimtadienį savo, tai vargu ar aš kažką sukursiu, nebent prieš tai būsiu kažką jau nufilmavęs, sumontavęs ir penktadienį kelsiu. Bet jeigu iki tol nebūsiu nieko nufilmavęs, aš būsiu pats sufainas. Tai tikėkimės, kad viskas bus gerai. Su jumis buvau aš Ryčka ir sakau jums iki.